Visi, Rolandas prieš jūs. Taigi, Lietuvos padangėj, nors nelabai mėgstu žiūrėti, sekti ir neseku. Kaip sakant, žiūriu bendrus įvykius, kas iš viso vyksta pasaulyje. Bet kaip bebūtų, užkliuvo, idiotų žodžiai, kad vien žodžiai jau reikia ruoštis, kaip suprantam, reikia žudikų. Keista, kad nepaminėjo samdomų žudikų, kad nepasakė. Ir kad jau kitaminčius reikia naikinti. Čia tai tiesiog blizga viskas. Kodėl taip daroma? Imkim esmę, kodėl taip daroma? Kodėl tokie dalykai išlenda? Pirmas dalykas. Tokie, ne vispračiai, taip bent jau pasakysiu. Pirmiausia, jie gauna už tai pinigus, gauna už tai algą. Čia mano asmeninė nuomonė, gal ten kitaip, gal nežinau, iš dangaus gal byra, gal jie nušvitimą gavo ir supranti ir pradėjo skiesti vienu žodžiu nesąmonės ir taip toliau. Bet reikėtų pirmiausia pasidomėti, iš kur jie gauna pinigus, už ką jie valgo. Ir tikrai, manau, čia ne keli šimtukai, o kaip žinom, ten 10 000 eina tie dalykai. Tas yra, kaip sakant, ne pagrindinis reikalas. Pagrindinis reikalas, mano manimu, tai yra dar vienas parodymas, kad valdžios, kad jie gali viską, o žmonės negali nieko. Čia yra savotiška dresūra, kurią jau prieš keletą metų, kaip sakant, jau buvau įgarsinęs, kad tai, kas vyksta dabar pasaulyje, tiek imkim čia prieš 5 ar prieš 10 metų, man rodos vienas tas pats, vyksta dresūra, tik ji vystoma vis aštriau pateikiant. Kodėl? Todėl, kad žmogus, jeigu priprato, jau tas lygis praėjo, nurimo, galima vėl kapoti. Kam tai reikalinga? Žinoma, tam, kad pasižiūrėti ir statistiškai, ir nestatistiškai pasižiūrėti žmonės, ar jau pribrendo, ar jau sukils, ar dar galima spausti. Dar kvepuoja? Per gerai kvepuoja, dar galima paspausti. Ir tokiam stiliui viskas vyksta. Kadangi mano nuomonė, kadangi Ukrainoje gyveno aršesni, tikrai ten karštesnio kraujo žmonės, tai manau tenais reikėjo ką padarė. Tai aišku nėra lygių ir. O Lietuvoje, pasižiūrėkit, viskas jau yra taip parengta gražiai nuo Grybauskaitės, didžiosios Independence'ų ir viso kito kūrėjos, nuo tų laikų jau buvo pradėta, tai buvo pati pradžia, kiek prisimenu, josios, kai paaiškino, kad reikia žūtbūt tų minios sklaidymo priemonių. Nors keista, kažkodėl Lietuvoje jokių minių nebuvo. Viskas taikiai, viskas normaliai, viskas gražiai. Jei prireikia tų minios sklaidymo priemonių, riaušių malšinimo priemonių, kurias, aišku, gražiai panaudojo Vilniuje per prieš paskutinį mitingą. Ar paskutinę, nebeatsimenu. Tai panaudojo, buvau ir aš tenais. Taip, aš pilietiškas žmogus, irgi važiavau už tai, kad atsipeikėtų ir kad išgirstų žmonių balsą, ko iki šiol visgi negirdi, tai yra nenori girdėti. Taigi, visa tai, kas vyksta, tai yra parodymas, kad mes jau pasiruošę 100 metų, tai yra 30 metų jau pasiruošę būti Švedija. Būti Švedija, mes jau 30 metų pasirašę. O kad būti Švedija, reikia visokių idiotizmų. Kodėl valdžia taip daro? Pasakykit, ko pat labiausiai bijo valdžia? Tai žinoma, netekti valdžios. Todėl yra daroma viskas 100 metų į priekį, kad visi bijotų ir tiesiog kaip karvės auskarais, kad bėgiotų. Jie
Pasaulinė politika eina tokia ir to nori. Tiesiai šviesiai galima pasakyti. Bet jų planai ir aukščiausiojo planai yra du skirtingi dalykai. Tegu jie tridalioja, kad tą, ką šneka, ten visais eina tas koščėjimas, kaip ten jisai. Suprantigi, ten, klausaisi, aiškus reikalas yra, kad jau šneka apie tai, kad reikia stribų būrių, naikinti kitą minčius. Aš ten, kaip sakant, tarp eilučių eina suprasti. Tai va, yra tokie dalykai, kam tai reikalinga? Tam, kad mes visi savo energiją, savo visą dievišką prigimtį nuleistume žemiau plintuso lygio. Ir tuo pamaitintume ir sukurtume tą energinį pagrindą, kurio mes nematom, kuris tas užtaisas reikalingas toliau stumti tą, ką jie stumia. Nes jie negėriai tarnauja. Manau, kiekvienam aišku. Taigi, va tokios mintis. Todėl, kaip ir daug sykių sakiau, jeigu yra idiotas, tegu būna, tegu loja. Neduokite jiems to negatyvo, kad supranti sykį pamatei ir viskas visų negatyvų, visom keturiom ir dar visus kitus, koks jis ten tas, anas, tas. Ir ką, ir kitą dieną jau bus kitas idiotas, trečią dieną trečias idiotas. Jūs savo, toje, kaip čia sakyti, smarvėje, jūs savo energiją nuleidžiat žemiau jų, jūs tampate žemiau tų idiotų. Savo prigimtį, savo gerą energiją atiduodami, išvaistydami, atiduodami jiems. Jūs pagalvokite apie tą dalyką. Čia labai, kad ir kaip juokingai skamba, kad ir kaip jūs netikėt, tai yra taip. Netikėt, domėkitės, netikėt, siekit save. Pabandykit pagyventi išeiginės savo dienas visiškai be jokio televizoriaus, mass-medijos, tiktoko, be nieko, visiškai. Pabandykite, 2 dienas pagyventi. Ir pasižiūrėkit, kokia energija. Žinoma, kas be ko reikia bent jau kažkur prie gamtos. Atitrūkti nuo viso to, kame verdate per visą savaitę. Atitrūkit. Pamirškit viską, palikit mašinai telefonus, eikit pasivaikščioti kelius kilometrus ir pažiūrėkit, kokia energetika pas jūs eis. Aišku, visas brudas, kuris verda, jisai suksis galvoje. Su tuo reikia save, kaip sakant, gražinti, kad visa tai brudas, man reikia keisti mintis. Ir jūs pamatysit, kad po to jūs nebenorėsite grįžti į tą liūną, į tą smarvę, į tą mešlyną. Tai va, tokias mintis. Tikiuosi, nors kažkam padės. Rašykit komentarus, nykštukai, iki.